Tu nebandėjai išrasti laiko mašinos, tu tiesiog šildai buritą mikrobangų krosnelėje, palikęs foliją ant jo. Viena kibirkštis, viena perdegusi saugiklis ir staiga esi nublokštas per istoriją į pačias blogiausias akimirkas, kurias žmonės kada nors patyrė. Manai, kad šiandien bloga diena? Tu net neįsivaizduoji. Ir tai yra vienas keisčiausių scenarijų, kokius esu matęs, net ir infografikams. Spėju, geriau pažiūrėkime, kaip viskas klostysis. 1994. Išlipi iš savo buritų kvapo prisotintos mikrobangų laiko mašinos tiesiai į 90-ųjų vidurį. Negali patikėti, tu iš tikrųjų keliavai laiku. Galimybės begalinės. Yra tiek daug galimybių. Simba, liūtą karalių. Galėtum net pažiūrėti pirmąją draugų seriją, o galėtum ir pasielgti protingai. Tavo piniginėje yra $100. Visas tavo gyvenimo santaupos, nes, esi tūkstantmečio kartos atstovas su 2 vaikais. Jei 1994 metais būtum investavęs į Microsoft, grįžęs namo galėtum turėti $25,000. Protingai reinvestuok ir tu iš esmės esi genijus. Bet kaip tik planuodamas savo turtus, išgirsti trakštelėjimą, švilptelėjimą ir kulka praskrieja visai šalia tavo ausies. Tu nestovi eilėje pamatyti Simba. Tu esi Sarajeve, Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje. Miestas yra karo zonoje. Vietiniai gyventojai išgyvena tikrą pragarą, kai Bosnijos serbų pajėgos apsiautė miestą. Vien Sarajeve šis konfliktas nusineš 14 000 gyvybių, o visoje Bosnijoje daugiau nei 100 000. Vėliau istorija tai pavadins Bosnijos genocidu, kuris sunaikino apie 3% bosniakų gyventojų. O dabar tu stovi pačiame snaiperio alėjos viduryje. Žmonės patyrė neįsivaizduojamas siaubas. Nuolatinės artilerijos atakos sugriovė pastatus ir gatves, žudydamos be atrankos. Šaltis ir badas žudo jaunus ir pažeidžiamus žmonės, o serbų snaiperiai įsitvirtinę aukštose vietose šaudo į viską, kas juda. Dėžė beveik visada kažkur pasaulyje vyksta genocidas. Kas 1994 metus daro ypač niūrius, tai kad tai nebuvo vienintelis atvejis. Kitas genocidas ką tik prasideda ir kažkaip jis bus dar baisesnis. Ruandoje rasinė įtampa tarp hutų ir tutsių pasiekė aukščiausią tašką. Nuo balandžio iki liepos hutų sukarintos grupuotės pradės genocido kampaniją prieš tutsius ir visus, tiek hutus, tiek tvas, kurie bandė juos apsaugoti. Tai skyrius, kuris amžinai suteps žmonijos sielą. Iki 50 000 hutų mirties būrių narių ginkluotų mačetėmis judėjo iš miesto į miestą žudydami be jokio gailesčio. Pagal daugumą šiuolaikinių vertinimų, jie išžudė nuo 500 000 iki 662 000 nekaltų tutsių. Kad suprastumėte mastą, 60–70% Ruandos tutsių bus nužudyti, tai sudaro apie 7% visos Ruandos gyventojų. 1994 taip pat yra maždaug žiauraus Šri Lankos pilietinio karo vidurys, kuris truko nuo 1983 iki 2009 metų ir nusinešė bei išvijo iš namų daugybę žmonių. Rusija įsiveržė į Čečėniją, pradėdama įvykių grandinę, kuri galiausiai privedė prie karo Ukrainoje. Luisas Donaldas Kolozijo, pagrindinis Meksikos prezidento kandidatas, buvo nužudytas Tijuanoje. Estijoje įvyko viena didžiausių jūrinių katastrofų per visą 20-ąjį amžių, kai nuskendo keleivinis keltas ir žuvo 852 žmonės. Ir Jungtinėse valstijose reikalai taip pat nebuvo geri. 1994 metais įvyko didysis obligacijų žlugimas, ekonominė krizė, kuri sunaikino $1,5 trilijono vertės turtą ir daugelio buvo apibūdinta kaip blogiausias finansinis įvykis obligacijų investuotojams nuo 1927 metų. Jungtinėse valstijose kalinių skaičius pirmą kartą istorijoje viršijo 1 milijoną žmonių. Ir kalbant gerokai žemiškiau, akivaizdu, kad ore tvyrojo žmogžudystės nuotaikos, nes tais metais O.J. Simpsonas nusprendė elgtis kaip Michaelas Myersas su savo buvusia žmona Nicole Brown Simpson ir padavėju Ronu Goldmanu. Tačiau pirštinė netiko, todėl O.J. Simpsonas buvo išteisintas. Patogu. Jonas Salvis III pradėjo savo žudynių siautėjimą Massachusetts'e, o Jeffas Bezosas pradėjo ilgalaikį Amerikos tradicinės mažmeninės prekybos žlugdymą, įkūręs Amazon. Tačiau labiau neramina apšaudymai ir snaiperiai, todėl įjungi laiko mašiną ir jis smarkiai pradeda drebėti. Pasaulis aplink tave ištirpsta į šviesos ruožus ir tu net nenutuoki, kur ar kada nusileisi. 1939–1945 metai. Antrasis pasaulinis karas. Atsidūrė išdegusiuose griuvėsiuose to, kas kadaise buvo Dresdenas, Vokietija, po sąjungininkų padegamojo bombardavimo, kuris paliko 25 000 žmonių neatpažįstamais apdegusiais lavonais. Visur aplink jūs tvyro degintos mėsos kvapas, sužeistųjų ir mirštančiųjų aimanos, o oras tirštas nuo dūmų. Tai vis dar pats mirtiniausias karas istorijoje ir tikiuosi, kad niekas niekada jo nepranoks. Per 6 metus žuvo nuo 70 iki 85 milijonų žmonių, taip žuvo beveik 4% tuometės pasaulio gyventojų. Ir žinoma, visa tai slepia kai kuriuos baisiausius žmonijos nusikaltimus. Holokaustas, imperinės Japonijos siaubingi nusikaltimai Kinijoje ir Korėjoje,
bei 1943 m. Bengalijos badas, kai šimtai tūkstančių, gal net milijonai žmonių mirė iš bado, po to, kai Britai nutraukė maisto tiekimą. Kadangi Antrasis pasaulinis karas apėmė beveik visą pasaulį, beveik nėra vietos, kur būtų gera būti. Jungtinė karalystė kenčia nuo blico bombardavimų ir turi veržtis diržus dėl maisto normavimo. Milijonai sveikų šaukiamojo amžiaus vyrų JAV yra siunčiami kovoti į Europą arba Ramiojo vandenyno frontą. Naciai niokoja Europą dviem frontais, o sovietai žygiuoja iš rytų. Imperatoriškoji Japonija terorizavo Aziją masinėmis žudynėmis ir eksperimentais su žmonėmis. Žudynės, badas, okupacija, genocidas. Kad ir kur pažvelgtum, vyko kažkas neįsivaizduojamai baisaus. Ir nors ašies valstybės čia tikrai buvo pagrindinės agresorės, sąjungininkai taip pat nemažiau uoliai vykdė karo nusikaltimus ir nežmoniškus veiksmus, desperatiškai bandydami pakeisti karo eigą savo naudai. Ir visa tai kulminavo Hirošimos ir Nagasakio atominiais bombardavimais, per kuriuos žuvo nuo 150 tūkstančių iki 246 tūkstančiai žmonių, dauguma jų civiliai, taip pat daugiau nei 20 sąjungininkų karo belaisvių. Tai taip pat atvėrė kelią branduoliniam ginklų plitimui, dalykui, kuris padidina tikimybę, kad kitas karas gali būti tas, kuris užbaigs žmoniją. Taigi, na taip, ne pats geriausias laikas gyventi ir tikrai ne tas, kuriame norėtum pasilikti. Kita stotelė tikrai turi būti geresnė už šią, ar ne? Bet prieš keliaudamas laiku, jei tau patinka girdėti apie žmogaus sukurtus siaubus, kurios pranoksta tavo suvokimą, būtinai paspausk patinka, pasidalink ir prenumeruok. Mes specializuojamės parodyti tau visišką žmonijos tamsą ir kaip ir šios baisybės, mūsų vaizdo įrašai yra visiškai žmogaus sukurti. 1418–1620 metai. Atradimo amžius. Bet neleisk, kad pavadinimas tave apgautų. Tai buvo vienas iš visiškų žmonijos žemumų, kai buvo nužudyta 10 milijonų žmonių. Net ir tiems, kuriems sekėsi gerai, amžinai liko moralinė kraujo dėmė ant rankų. Ir kai sūrus oras paliečia tavo veidą, supranti, kad esi Ispanų galeone, legendinės lobio flotilės dalyje. Laimiai visi yra per daug užsiėmę, kad tave pastebėtų. Šis maždaug 200 metų laikotarpis visam laikui pakeitė žmonių kultūros pobūdį Žemės planetoje ir sunaikino daugybę ištisų kultūrų. Įvyko Amerikos žemyno čiabuvių genocidas. Britai, olandai ir prancūzai žudė vietinius amerikiečius, platino ligas ir naikino maisto šaltinius. Tai buvo sutelkta mirties kampanija neįsivaizduojamu mastu. 10 milijonų žmonių mirė nuo ligų plitimo. Šiuolaikiniai tyrėjai nustatė, kad europiečiai nužudė tiek daug čiabuvių, jog tai pakeitė pasaulio klimatą. 16 amžiuje taip pat prasidėjo Atlanto vergų prekyba, vienas baisiausių žmonijos istorijos laikotarpių. Juodaodžių ir rudųjų žmonių gyvybės baltaodžių vergvaldžių buvo laikomos vos ne prekėmis, dėl to kilo nesuskaičiuojama mirtis ir kančios. Smurtas vyko net ir tose pasaulio dalyse, prie kurių Europa dar nebuvo prikišusi savo purvinų kraujuotų pirštų. Tuo metu Japonijoje vyko Sengoku laikotarpis, kai kariaujančios samurajų klanų grupės varžėsi dėl valdžios, o tai lėmė nuolatinę mirtį, badą, ekonominį ir politinį nestabilumą. Tai taip pat buvo aukso amžius su jigiri arba žudimams kryžkelėse. Jei samurajus gaudavo naują kardą, tradiciškai jį išbandydavo eidamas į kryžkelę ir atsitiktinai nužudydamas civilį. Dėl centrinės valdžios stokos ir samurajų prestižo tai dažnai likdavo nenubausta iki 1602 metų, kai už tai buvo paskirta mirties bausmė. 1600 metais įvykęs ugnikalnio išsiveržimas sukėlė pasaulinį temperatūros sumažėjimą, dėl kurio visame pasaulyje žlugo derlius ir kilo badmetis. Tai lėmė dar daugiau smurto ir karų, be viso to bado. Net ir šiai beprecedentiai imperiniai smurto ir kraujo liejimo erai artėjant prie pabaigos, įvykiai vis dar vystėsi naujais ir sunkiai įsivaizduojamais būdais. 1618 pažymėjo 30 metų karo pradžią, per kurį Vidurio Europoje žuvo dar milijonai žmonių. Kai kuriuose vietovėse dėl religinio smurto buvo išnaikinta net iki 50% gyventojų. Kartais tikrai atrodo, kad žmonijos kelias yra žudynės ir karas. Tu nenori tame dalyvauti, todėl pasielgi protingai ir pasišalini iš ten. Trečias kartas nemeluoja. 1918. Na, gal kitą kartą pasiseks labiau. Štai aštri nuomonė iš The Infographic Show. Pirmasis pasaulinis karas tikrai ne pats smagiausias laikotarpis. Na, palyginus su nesibaigiančiomis Antrojo pasaulinio karo siaubais, viskas atrodo gana nekaltai, bet Pirmojo pasaulinio karo siaubas buvo neįsivaizduojamas. Apkasų karas paliko randus visai kartai. 15–22 milijonai žuvusiųjų, 23 milijonai sužeistų karių. Žmonės mirdavo veidų į purvą niekieno žemėje, išprotėdavo, juos suėsdavo žiurkės, juos šienaudavo kulkosvaidžiai, jų plaučius iš vidaus draskydavo cheminės atakos. Apkasų karas nebuvo tik mūšis, tai buvo pragaras žemėje. Ir nors tai buvo siaubinga, visa tai vyko dėl iš esmės šeimyninio konflikto tarp Europos didikų. Tai dar ne viskas, bus dar blogiau, daug blogiau. Jie tai vadino purpurinė mirtimi,
paslaptingų naujų virusų, kuris nušlavė visą pasaulį tarsi giltinės dalgis. Jis buvo užkrečiamas ir siaubingai mirtinas, palyginti su viskuo, su kuo žmonija buvo susidūrusi anksčiau. Tai virto viena iš baisiausių pandemijų žmonijos istorijoje. Nesijaudinkite, apie tai dar bus daugiau. Jis nusinešė daugiau nei 50 milijonų žmonių gyvybių visame pasaulyje. Ir tai vyko vos per trečdalį to laiko, kiek COVID-19 egzistavo šio vaizdo įrašo kūrimo metu. Žmonės sirgo ir mirė daug greičiau, nei kas nors galėjo nustatyti, kas jiems yra, ir juos gydyti. Gatvėse gulėjo kūnai, nes jų nespėdavo palaidoti ar sudeginti pakankamai greitai. Ir kadangi pasaulis buvo chaose, nebuvo jokios vilties imtis koordinuoto atsako. Prieš daugiau nei 100 metų medicina taip pat nebuvo tokia, kokia yra šiandien. Daugumoje vietų gydytojai tiesiog neturėjo supratimo, kas žudo visus jų pacientus. Vien JEV ispanų gripas nusinešė 675 tūkstančiai gyvybių iš vienas, 105 milijonų gyventojų. Mirties rodiklis buvo toks didelis, kad visiškai iškreipė gyvenimo trukmės kreivę. Prognozuojama gyvenimo trukmė sumažėjo net 12 metų. Turbūt visiems, kurie tai išgyveno, atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga. Bet ar kada susimastėte, kodėl gripas buvo pavadintas ispanų gripu? Tai buvo ne todėl, kad gripas iš tikrųjų prasidėjo Ispanijoje. Tai buvo todėl, kad Ispanija Pirmojo pasaulinio karo metu buvo neutrali, o žiniasklaida ten galėjo laisvai apie tai pranešti. Tuo tarpu kariaujančiose šalyse naujienos buvo griežtai cenzūruojamos. Žmonės matė antraštes iš Ispanijos ir tiesiog manė, kad ten viskas prasidėjo, todėl pavadinimas prigijo. Tu nemiršti su plaučiais pilnai skysčio, kaip visi kiti. Tave sviedžia per negailestingus erdvėlaikio užkaborius, leki kaip rėkianti raketa kosminėje skalbimo mašinoje. Amžiai susilieja ir griūva aplink tave, ir tu tiesiog tikiesi, kad ne visa istorija yra bloga. 1348. Tave numeta viduryje gatvės viduramžių Bavarijoje. Visur guli mirusieji, pajuodusi oda, varvantys bubonai. Vyrai su mediniais vežimais krauna kūnus į krūvas, tempia juos į masinės kapavietes ir degina, ore tvyro dūmai ir mirties kvapas. Sveiki atvykę į laikotarpį, kuris galėjo sunaikinti žmoniją, kokią ją pažįstame. Juodąjį marą, mirtiniausią pandemiją istorijoje, nusinešusią nuo 75 iki 200 milijonų gyvybių. Europa tiesiog negalėjo sau leisti prarasti tiek daug gyvybių, bet vis dėlto prarado. 1346–1353 metais buvo išnaikinta nuo 30 iki 60% Europos gyventojų. Ir tai nebuvo nei greita, nei neskausminga. Buboninis maras buvo siaubingas. Tuo metu vadinamieji gydytojai buvo visiškai nenaudingi. Keista, bet nė vieno iš tų vaikinų su keistais paukščio kaukės apsiaustais nematyti klaidžiojančių aplinkui. Ir tam yra priežastis. Jie pasirodė tik 17 amžiaus maro protrūkių metu. Per pirmąjį juodosios mirties pasirodymą gydytojai greičiausiai net nesusimastė apie kaukių dėvėjimą. Na, techniškai, tai nebuvo tikrasis pirmasis juodosios mirties pasirodymas. Apie tai netrukus papasakosiu daugiau. Tau nesinori čia užsibūti vienu bjauriausių žmonijos istorijos laikotarpių, todėl pradedi planuoti savo kitą žingsnį. Tikėkimės, kad kitoje vietoje nebus visiškos mirties ir siaubo. 536. Tai moksliškai įrodyta blogiausias laikas gimti žmogumi. Bet kodėl? Pirmas dalykas, kurį pastebi pabudęs niūriame Konstantinopolio pakraštyje, yra tai, kaip šalta ir tamsu 2 valandą po pietų. Taip tai gali turėti kokią nors prasmę. Čia atrodo kaip vidurys nakties. Šiuo išskirtinai siaubingu laikotarpiu būti žmogumi ar apskritai gyva būtybė, tirštas rūkas nusidriekė per dangų, paversdamas Europą, artimuosius rytus ir dalį Azijos savotišku tarptautiniu Silent Hill. Rezultatas buvo tamsa tiek dieną, tiek naktį. Kasiodoras, Romos politikas, apibūdino Saulę kaip atrodančią tarsi ji būtų tapusi mėlyna, pridurdamas: stebimės, kad vidurdieną nematome savo kūnų šešėlių. Tuo metu žmonėms tai turbūt atrodė lyg baisi prakeiksmo našta. Čia ne tik šalta. Iš tikrųjų, jūs esate šalčiausiame dešimtmetyje per 2300 metų. Tai anomalija istorijos metraščiuose. Net vasarą temperatūra nukrisdavo nuo 1,5 iki 2,5 laipsnių Celsijaus. Siaubai tęsiasi nuo Kinijos, kur vasarą sniego ir sniegas užklojo pasėlius, iki Airijos, kur metraščių užfiksavo, cituoju, duonos trūkumą nuo 536 iki 539 metų. Sveikinu, jūs atsidūrėte vieno iš baisiausių pasaulinių badmečių istorijoje viduryje ir dėl to mirs milijonai žmonių. O, bet tai dar ne viskas. 541 metais itin užkrečiamos buboninio maro atvejais pasiekė Romos uostą Pelusijoje, Egipte, ir tai pradėjo Justiniano marą, kuris visiškai nusiaubė rytų Romos imperijos gyventojus. Maždaug trečdalis arba net pusė jos gyventojų buvo nužudyti ir tai pastūmėjo imperiją prie mirties slenksčio kaip pasaulinę galią. Kalbant apie baisiausias pasaulinės pandemijas istorijoje, Justiniano maras užima 2 vietą. Jis nusinešė nuo 30 iki 50 milijonų gyvybių. Natūralu, kad kyla klausimų. Visų pirma, kas čia nutiko? Dangų užtemdžiantis rūkas, badmečiai, marai.
Ar romėnai padarė ką nors, kas tikrai supykdė Dievą? Vėlgi, daugelį metų mes iš tikrųjų nežinojame, kas iš tikrųjų nutiko. Tik tai, kad apie tas pačias aplinkybės vienu metu pranešė tiek daug skirtingų to meto šaltinių, kad neįmanoma būtų tuo netikėti. Tačiau 2018 metais atlikti Šveicarijoje paimtų ledo branduolių tyrimai suteikė mums aišku atsakymą į vieną iš labiausiai neraminančių istorijos paslapčių. 536 metais Islandijoje įvyko milžiniško masto ugnikalnio išsiveržimas, kuris išmetė dūmus ir pelenus po visą šiaurinį pusrutulį. Saulė dingo. Po to sekė vadinamoji 536 metų vulkaninė žiema ir vėlyvosios antikos mažasis ledynmetis, kuris dėl papildomų išsiveržimų 540-aisiais tęsėsi iki 660 metų. Milijonai žmonių mirė, kai pasaulio gyventojų skaičius pagal šiandieninius standartus buvo labai mažas, ir tai buvo tik pradžia. Net jei būtum išgyvenęs šaltį, badą, išvengęs maro ir tavęs nebūtų perdūręs išprotėjęs bizantietis zombis, tau vis tiek būtų tekę džiaugtis visišku skurdu. Europa net nepradėjo ekonominio atsigavimo iki 640 metų, kai visame žemyne rimtai pradėta kasti sidabrą. Bet tau nesinori čia laukti šimtmečio. Tu šauni atgal per dešimtmečius, paskui šimtmečius, tada tūkstančius metų, kol atsiduri snieguotose Šiaurės Amerikos platumose, 13 000 metų anksčiau nei pradėjai. Pamatai grupę senovės paleoamerikiečių, bėgančių link mastodonto su ietimis rankose, ir pagalvoji, o kodėlgi ne? Tad pasiimi ietį nuo snieguotų žemės ir bėgi kartu su jais. Norite sužinoti daugiau apie blogiausius žmonijos poelgius? Tuomet pažiūrėkite blogiausios bausmės žmonijos istorijoje pagal šalis arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.